Laumės ir kūdikis. Vieną kartą gyveno sodžioje dvi moteriškės. Viena buvo gera, o antra baisiai pavydi. Geroji moteriškė buvo labai neturtinga. Turėjo savo užsidirbti duoną. Vieną kartą su savo mažu kūdikiu išėjo ji rugių rišti. Dirbdama per kiaurą dieną užmiršo savo vaiką. Parėjusi vakare namo, nusigando prisiminusi, kad vaiką paliko lauke. Jau dabar, sako, laumės nusmauks mano kūdikį. Bėga į lauką nuliūdusi, girdi, pagiryje laumės beliuliuojant. Mano vaikas. Bijo motina arčiau eiti, kad laumės ir jos neapstotų. Krito nualpusi ir pragulėjo visą naktį. Ryte atsikėlusi bėga į pagirį ir atrados po beržu lopšelį pakabintą, o lopšelėje savo kūdikėlį skaniai bemiegantį aukso apipiltą ir gražiai aprėdytą. Iš džiaugsmo nežinojo, ką daryti. Pakvietė kaimynę ir parsinešė vaiką su turtais. Kaimynė iš piktumo kone sprogsta. Sulaukė vakaro, parėdė savo kūdikį gražiai ir neša į pagirį. Pati palikusi parbėgo namo. Atsisukusi paklausė, kaip laumės supa jos kūdikį ir girdi. Meškos vaikas, nekantriai mąsto, dėl ko neliuliuoja. Mano vaikas. Vos tik sulaukia aušros, bėga kaimynės kviesti. Eikim, padėk šiandieną mano vaiką parnešti. Laumės turbūt nemažiau aukso paliko. Ateina į pagirį, randa beržą sulaužytą ir vaiką sudraskytą, o žarnas apie medį apviniotas.